Bet jeigu jausit, kaip pasąmonės pradeda šnekėti, aš nusimsiu, nes reiškia spaudžia kai kurias vietas. Aš norėjau tiesiog nuoširdžiai aiškinti apie tai, kad tema išties yra labai miglota. Mes galim diagnozuoti mūsų gyvenamam paviršiuje, kad taip, konkurencija yra kone raktinis žodis laisvosios rinkos pasaulyje, lygiai kaip kokios nors taisyklės yra tartum simbolis kažkokios nelaisvės ar apynasrio ar dar ko nors, kas mūsų tą laisvę kaip nors riboja. Man konkurencija ir bendradarbiavimas beveik metaforiškai asocijuotųsi su tuo, kad tai yra laisvoji rinka ir yra taisyklės, kurios mūsų laisvės kaip nors riboja. Arba lygiai taip pat yra įtampa tarp to, kai kas čia sakė, keistinas tinklas ir junkimės į tinklą, ir yra kokio nors Karlo Poperio supratimas uždaros visuomenės, kada mes išties gyvename klanų, savotiškai neofeodalinių pirmykščių bendruomeninių saitų, akademinių gaujų pasaulyje. Šnekam, kad deja visuomenės atsivėrimas ir tikro laisvanoriško visuomeninio tinklo taip ir neatsirado per 20 metų, o vis dažniau sakom, kad yra kažkokių tai gaujų pasaulis, kur net valdžiai veikia kaip kriminalinė struktūra, kur reketas naudojant valstybės galią yra visiškai įmanomas, kur atvirai sakant, tarp kai kurių struktūrų ir daktarų, aš turiu omeny tuos atseit kultinius arba metaforizuotus, stigmatizuotus nusikaltėlius susivienimus, kad logika visiškai panaši. Užsiundyti valstybės kontrolę, kad kas nors susimokėtų tokiems kursų skaitytojams, per kurių leidimo nieks negaus licencijos projektuoti paminklų zonoje, pavyzdžiui. Ištisai gali per tą 20 metų pastebėti va tokius triukus. Nu ką, tai yra uždaros visuomenės kasdieniniai įrodymai. Tai sakau, diagnozuoti, kad lietuviai šiandien laisvos rinkos arba neokapitalistiniuose santykiuose konkuruoja iš tikrųjų kaip laukiniai, kur, sakykime, konkuruoja taip, kaip važinėja didelė dalimi greitkeliais arba gatvėmis. Pralenkti, posūkio nerodyti dar ką nors. Tai šitų diagnozių mes galim prisiklausyti, spauda yra pilna, jūs pavyzdžių taip pat esate prisižiūrėję. Bet iš kur tai dygsta ir kaip paaiškinti tuos psichosocialinius arba mentalinius reiškinius, kas tai lemia? Ar tai yra iš gamtos ir pagal gamtos dėsnius kaip vėjus, prieš kuriuos nepapūsi, ar vis tik tai yra ilgainiui susiklostę su tautiniu kažkokiu tai charakteriu susiję dalykai. Šitas yra jau labai sunkiai atskleidžiama. Iš kur tai gali dygti? Kokios teorinės arba, tarkim, mokslinės argumentacijos čia gali būti naudingos? Ką mes galim pasikinkyti, kad bandytumėm tai suprasti? Ir čia dėja reikėtų mojuoti rankom ir sakyti, akademija čia atsilieka labai stipriai. Sakiau, sociologijos ar sociopsichologijos ar sociopsichoanalizės kokių nors rimtesnių darbų mes beveik neturim. Mes apskritai mažai turim tokių humanistikos ir socialinių mokslų darbų, kurie būtų netremti kokio nors autoriteto vakaruose prieš 20 metų išspausdinusi kokį nors darbelį, komentavimą. O eitų į mūsų tikrovę ir bandytų paaiškinti, kas su mumis darosi, iš kur tai vyksta. Nes tiems, kur nors kituose centruose, mes kaip tokie specialiai nerūpėjom, jie apie tai nieko nerašė, gali skaityti ir Kellnerį, ir Putnamą, ir Dahrendorfą, ir ką tik nori jiems. Mūsų pasaulis ir mūsų bėdos buvo tolimi, jie apie mus nerašė. Mes apie save tartum prarandam galę rašyti, save analizuoti, kaip koks psichoanalitikas padėtų traumuotam žmogui, arba dėja išprievartautai kokiai nors moteriai. Žinai, nuo savo traumus tu negalėsi pabėgti, jeigu nesugebėsi bent kam nors papasakoti. Papasakoti reiškia tą suvokti ir pradėti dirbti tai, kad tu per pasakojimą išsivaduotum iš traumos ir galėtumai pasikeisti. Ir tavo gyvenimo kokybė gali pasikeisti ir tu gali daugiau ką sukurti ir kitiems ir savo daugiau duoti. Čia didžiulės problemos, ne tik Bosnijoje, kur ko gero po 2 metų liko 50 000 išprievartautų moterų, į kurias ypač musulmonų visuomenė iš vis nieks jokio dėmesio nekreipia, nes jos yra visiškai ištrauktos iš tos bendruomenės. O čia dramatiška, bet mūsų konkurencijos gebėjimai, mūsų elgesiai rinkoje akivaizdžiai yra probleminiai ir mes nelabai turim paaiškinti.
Šiaip aš esu istorikas, taip, ir, reiškia, visos ligos, kurios yra būdingos, tai sričiai yra man taip pat būdingos, aš tą sakau, norėdamas apsibrėžti, kad būčiau teisingai suprastas. Esu nepartinis liberalas ir liberalas ar neoliberalizmo išpažinėjas kultūriniai plotmėje daugiau kaip sandoros šviesos judėjimo koks nors žmogus. Ir tai taip pat mane apriboja, nes supraskit mano žodžius, išeinant iš mano pasaulėžiūrinių pozicijų. Kitų pasaulėžiūrinių horizontų žmogus greičiausiai galėtų kitaip interpretuoti tuos dalykus. Nes iš čia išplauks ir mano požiūris į svarbiausius esminius dalykus, su kuriais konkurencijos ir bendradarbiavimo arba individualizmo ir gebėjimo dirbti bendruomeniniuose solidariuose tinkluose, šitie klausimai plauks iš mano pasaulėžiūros. Nes tipingas konservatorius tikriausiai iš kalno pradėtų klykti, kad individualizmas yra tai, kas suardo mūsų visus bendruomeninius tinklus. O aš priešingai įrodinėčiau, kad Lietuva kaip tik yra šalis dar iki individualizmo. Nes tai, kas šiandien darosi, tai joks individualizmas. Sociologai tam yra kitą žodį sukūrė. Tai yra privatizmas, bet ne individualizmas. Bent vienas iš mano autoritetų ir vienas iš retų žmonių, kuris šitos klausimus yra gvildenęs, buvo toks sociologas, Harvardo klubo narys Vytautas Kavolis. Deja, dabar jau miręs ir anksti miręs. Lietuviškai yra knygų išleista. Šita yra toks specialus rinkinėlis straipsnių, kurį jisai rašė dar būdamas Harvardo doktorantu, ir tai buvo populiaresni straipsniai daugiau jauniems žmonėms pasiskaityti. Maždaug studentų laikraštėliuose. Bet jeigu jūs jų pavartytumėt šitą knygą, pamatytumėt, kiek daug įžvalgų, kurių po 50 metų taip pratęsimo niekas ir nepadarė. Čia yra. Aš iš čia dažniausiai, man tai tikrai yra keli tokie tekstai, kurie pradeda minties kelią ir reikalauja arba priverčia tave jaustis į autobusų stotelį, laukiat, kol kada nors kokie nors socialiniai mokslininkai pratęs, ką jis ten kėlė. Tai vienas iš jų yra toks straipsnis Lietuvio būdas ir likimas, o kitas religinė lietuvių vaizduotė. Vienas reiškia iš karto braunas į istorinį lietuviško mentaliteto klausimą, o kitas daugmaž pratęsia weberiškąjį galvojimą apie lietuvius. Weberio, Makso Weberio, aš turiu omeny protestantizmo etiką ir kapitalizmo atsiradimą. Arba kitaip sakant, įveda į tuos teorinius klausimus, kurie šiandien populiariame lygmenyje dažniausiai išnyra lietuviams, kalbant apie estus. Kodėl jie ką nors ten padarė kitaip? Tada sakai, bet jie protestantai. Ir jų galvojimas, ir jų elgesys, ir jų santykis su kitu konkuruojančiu individu yra truputį kitoks. Mes nelinkę esam šito daug samprotauti, bet sakau, Kavolis aš galbūt netgi, jeigu jau kvapo pritrūks, aš net vieną kitą epizodą paskaitysiu, nes man tai inspiracijų šaltinis. Nors jis irgi didelę dalim konceptualizuoja problemą, bet klausimų net neduoda. Plus tai yra 50 metais parašytas tekstas, kada jis galėjo tik įsivaizduoti. Ir buvo vienas iš tų retųjų, kuris įsivaizdavo, kas nutiks su lietuviais, jeigu rusų okupacija arba sovietizmas užtruks ilgiau. Labai įdomios jau buvo įžvalgos 50 metais, kas nutiks su lietuviais, jeigu okupacija užtruks ilgiau. Ilgiau tai reiškia bent porą kartų, kad pasikeis. Kadangi ta totalitarinė sovietų indoktrinacijos mašina, jinai buvo efektyvi. Ir iki šiandien mes neįtin gerai ir suvokėm, kiek mumyse vis dar yra sovietizmo. Koks nors Tomas Venclova, jeigu pradės rašyti, sakys, žinot, mundūrai pasikeitė, bet mentaliteto struktūros tai visos tos pačios. Nes paviršius keičiasi greičiau, kaip kokio biurokrato, protokolinis elgesys pasikeičia greitai. Iš rusiško kostiumo į smokingą, bet visa kita tas pats. Tai jis prognozavo įdomius dalykus. Ir jis kaip tik buvo vienas iš tų, kuris didžiausią dalyką, ką bandė įrodyti jo laikų lietuvių modernybė atpažinti, jis sakytų, kad lietuviai yra tauta, kuri dar tikro individualizmo ir nematė. O konkurencija ir žaidimas pagal taisyklės dažniausiai yra tų tikrųjų individualistų stichija. Ir jis tai yra samprotovės. Žodžiu, aš sakydamas, kad tema
komplikuota, netirta per daug. Ir primindamas, kad aš remiuosi šiek tiek Kavolio įžvalgomis, nors jisai jau senokai miręs ir antra tie tekstai prieš 50 metų, mesgi pasikeitė. Jis prognozavo, bet nežinau. Kita vertus, per tą laiką niekas nepratęsė jo tyrinėjimų. Sakau, esu istorikas, man labai knieti, ką kokie nors socialinio kultūros antropologai pasakyti, bet jie neina į tos klausimus. Kodėl jie neina, iš kur aš žinau? Plius galėčiau pridėti, kad esu rašinėjęs šiek tiek tom temom, netiesiogiai, nors visai atsitiktinai, tikrai gerokai prieš pakvietimą jums paskaityti paskaitą, esu IQ, The Economist, netgi parašęs tekstuką apie konkurencijos meną. Po to yra išvestinių tokių tekstukų, kurie buvo. Tylos byla, jau beveik specifikuoti konkurenciniai elgesiai, tarkim, tarp kultūros žmonių, tarp meno žmonių. Nes konkurencinis elgesys gali būti labai įvairus. Viena vertus gali investuoti į savo reklamą viešai arba paslapčiomis. Mūsų spauda mėgsta paslapčiomis. Bet kitas dalykas, kai tu investuoji ir didelius pinigus į galimo konkurento apšmeižimą už pinigus. Ar ne? Ką irgi mūsų spauda mėgsta, nes tai žymiai brangiau. O tie, kurie pasirenka, nu jie padaro moralinį pasirinkimą. Vienas sakyt, koks aš fainas, imkit mane. Kitas sakyt, koks tas niekšas. Du skirtingi elgesiai, sutikit. Ir tai yra pakankamai diagnozuojama, pakankamai įrodoma ir visiškai neefektyviai moralizuojama. Visiškai neefektyviai, tai reiškia, šiukštu taip nedarykite, nes negražu. Nu, neefektyvu, visiškai tai neveikia. Mano intencija, beje, šitaip mąstant, yra tokia galbūt amerikietiškojo pragmatizmo pagrindu, kad ne tai, kad nedarykit, tai negražu, bet kad tai neapsimoka. Kad tai neefektyvu, kad nevertinga. Čia tik trumpų distancijų bėgikas gali galvoti, kad išdurti klientą arba apšmeižti konkurentą arba užsiundyti kokią valstybinę struktūrą, kuriai dar sumokėsi kokių nors korupcinių pinigų, tai čia pasieksi rezultatą. Ne, iš tikrųjų tai yra nuolatinis pjovimas šakos, ant kurios visi mes sėdime. Viskas sunaikinti. Viskas sunaikinti. Kas belieka po to šiek tiek guostis, kokios nors pagiežos. Žodžiu, tai yra tam tikros išeitinės pozicijos, kurias aš bandžiau savo susirikiuoti ir truputėlį bandyti kalbėti apie tas gilesnes, kokiam nors mokslui suprantamas mūsų lietuvių praeities šaknis ir galvoti, kaip ilgainiui keitėsi tie gebėjimai konkuruoti, gebėjimai kurti taisyklės, pagal kurias norėtumėm konkuruoti. Kurti taisyklės ir ugdytis tam tikrą, polinkį laikytis taisyklių. Šiaip kartais aš, ypač studentiškos auditorijos, klausiu, jūs gal pažįstat draugų, kurie giriasi, kad laikosi vairavimo arba eismo taisyklių. Kurie giriasi, kad laikosi taisyklių. Dažniausiai nesigiria, nes laikytis taisyklių, kaip ir būt mandagiam, šitam sulaukėjusiam klimate atrodo, kad pripažins savo silpnumą. Nu, tikrai krūtas bičios posūkių nerodo. Taip sakant, psichoanalitikas pasakys, kas yra su jo libido, gal skriaustas vaikystėje, gal mama į darbą per anksti išeidavo ar dar kas nors, kad jam reikia nuolat savo pranašumą rodyti. Jeigu jis negali rodyti pranašumą, nusipirkti vietos viršelį, jis neegzistuoja. Jis negali išlaikyti savo nebuvimo kasdieninių faktų. Jam reikia pranašumų. Čia šitos reiškinius dažniausiai tyrinėja postkolonializmo tyrinėtojai. Psichoanalizė labai stipriai įsijungia, atminties struktūrų analizė įsijungia. Bet tai yra